įveikė Džokovičių, ten Džokovičiui prieš tai nukrito ant galvos vieno iš gerbėjų gertuvę, ten buvo nesąmonė, ten pasirašinėja, padavė ten kažkokį daiktą pasirašyti ir jam iš kuprinės Džokovų ant galvos, bum, gertuvė. Jinai gerai dėjo, ten buvo guzas kaip reikalas, jis kitą dieną atėjęs spaudos konferenciją su šalmu, toks, jokutis. Sveiki žiūrovai. Tai ką, susimatome vėl laidoje Teniso pulsas. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą, paspausti subscribe, laiką uždėkit ir komentarą žinoma. Tai ką, pradedam. Romanai, tai kaip tu laikaisi, draugas? Turbūt blogiau negu tu. Matau, kad visas įdegęs. Simai, kur buvai, ką veikiai? Aš, Romanai, kaip sakant, Lietuvos talentus toliau ugdžiau, bet šį kartą Egipte. Aišku, tos vyresniuosius talentus, bet žinai, kiekvienas yra talentas, kiekvienas nori pasiekti savo lygį. Kaip tavo tos 2 savaitės praėjo? Aš savo talentą bandžiau atrasti tame pačiame padėlyje, ten, kur tu treniruoji žmonės įprastai, toje pačioje arenoje, kasdien, darbo dienom, pirmoje dienos dalyje vaizdavau, kad esu geras žaidėjas, nesu vis dar geras žaidėjas, bet treniravausi daug. Manau, jau laikas būtų kada nors persimest, ką? Laikas persimest, manau, gerai. Kad kitai laidai turėsim kažkokį update. Svarbu, kad galvos nevedu. Vienoj poroje, ar tu nori prieš mane žaisti? Tai aš tai norėčiau prieš tave, aišku. Gerai, Romanai. Nu tai ką, kol nebuvom susimatę, praėjo nemažai dalykų. ATP finalinis turnyras, ar sekėjai tu jį? Ne tik sekiau, bet ir komentavau beveik visą. Ne visą, kolegos kažkiek padėjo, bet buvo įdomu ir, sakyčiau, toks įvykis, kuris realiai atspindi visus metus žmonės, kurie netgi pateko ten, bet nebuvo geriausios sportinės formos. Ta parodė gan greitai, kad nėra jie pasirengę kovoti dėl kažkokių ten, nežinau, pusfinalių finalų, bet kita vertus, turbūt tenisininkams tiek reikia ieškoti pozityvių dalykų savo gyvenime. Taigi net tas pats, sakykime, ten Rubliovas ar koks nors ten, nežinau, kam ten sezonas prastokas buvo, bet kuris kitas žaidėjas, ta prasme, vis sako, kad aš žaidžiau blogai, sezonas ne toks, kokį aš tikėjausi, gal koks Kasparas Rudas irgi panašiai kalbėjo, bet žiūrėk, aš tarp 8 stipriausių pasaulyje. Žaidžiu finalinėme turnyre, tai sakyčiau, pusfinaliai puikiai atspindi jėgų išsidėstymą šiuo metu. Žinai, gaila, kad mes nenufilmavom laidos prieš Top 8 turnyrą, bet aš savo asmeniškai pasigalvojau, ką mes būtumėm prognozavę. Tai žinok, toks finalas, koks ir įvyko, būtent tokį aš ir būčiau prognozavęs ir būtent tokį beviltišką Medvedevą. Ką tu į tai? Medvedevas, kad beviltiškas bus, turbūt būtų logiška, nes jis turėjo problemų ten dėl peties ir šiaip sezonas buvo sunkokas ir skundėsi dėl kamuolių visą laiką, kiekvienas turnyras maždaug, kas šį per kamuoliai, aš negaliu taškų laimėti ir taip toliau, kad Rubliovas bus tragiškas, turbūt irgi jau mes visai, kad čia spardom gulinti. Iš 8 jau tik 6 normalus beliko. Spardom gulinti taip ir realiai Deminoras turbūt šiaip džiaugiasi, kad pateko į tą 8-tuką, turbūt kažkokių ten žygdarbių iš jo tikėtis nebuvo realu. Ir kas, išeina tada, kad turim realiai 4 žaidėjus, penki žaidėjus, kurie žaidė neblogą sezoną. Alcarazui nepaėjo pirmas matas, jis šiaip atvažiavo susirgęs, kažkokį virusą pasigavo, bet nenusijėmė, pralaimėjo Kasparui Rudui ir iš karto reikalai jam pablogėjo smarkiai, nebeišsikapstė ten, paskui jau žaidė geriau, bet Zverevas žaidžia puikų sezoną ir sakyčiau, Sinneris, Zverevas, Fricas ir Kasparas Rudas, 4 žmonės, kurie turbūt logiškai pateko į pusfinalį. Tu galvoji, Romanai, kokia yra taip solidi pinigų suma už laimėtą vieną mačą žaidėjų? Pavyzdžiui, žaidė kokį 8 mačus, 6 mačus, tarkim, ir kiek tu galvoji, tu savo padėlį, kiek įvertintum pinigais? Lema, žinok, aš pats susimoku. O gerbiamasis Sinneris už 6 mačus paskutinius uždirbo 8 milijonus eurų. Kaip tu tokios sumelės? Aš visai sutikčiau su tokiam sumom ir mažesniem sutikčiau, bet iš tikrųjų tai aš nežinau, ar Janikas suskaičiuoja savo tos pinigus iš tikrųjų, ar seka jis ten savo finansus. Tikrai neskurstai. Tenisininkam finansai padeda, aišku, šitam lygiai čia jau yra kiti reikalai, bet 50-tuko, nuo 100-tuko, 50-tuko, 20-tuko žaidėjams, kuo jie daugiau uždirba, tuo jie gali investuoti į didesnę savo komandą, ne? Tai tuo jie gali būti dar profesionalesni. Aišku, Sinneriui nebe, bet tiem žemesnio reitingo
žaidėjams pinigai, jie visi tikrai labai gerai žino, kiek pas juos kišenė yra. Aš manau, kad ir Deminorui ten tie pinigai pravers ir visiems kitiem, kurie ten tikrai mažesniem komandom važinėja. Deminoras, man atrodo, iš visų turi gauti tik vieną trenerį su savimi. Gal kitais metais jau ryšis pasiimti. Nežinau, ar pasakau, praeitą kartą, pavyzdžiui, ten, jeigu tu esi apie 150 ir tu tikrai neturi finansų versis trenerį, aš nekalbu apie fizinio pasirinkimo trenerį daktarus, į turnyrus, tai kartais būna, kad tenisininkai tarpusai vienas kito treneris būna. Nes tiesiog nėra galimybių vežtis treneriį į kiekvieną turnyrą. Gal tada apsimoka iš viso, jeigu turi tik, sakykime, finansų vienam žmogui, neimti trenerį, gali su kitų žaidėjų pasitreniruoti, sakykime, bet gali paimti gal geriau fizinio parengimo kažką arba fizioterapeutą. Tai jeigu dar draugė turi, tai tą ką draugės neimsi? Gal draugė tada galėtų masažuoti. Atsiprašau, Romanai, matai, grįžau iš Egipto. Gerai, finalinis turnyras man jau kaip ir aiškus. Žinau, esi mėgėjas pasaulio čempionatų, visokių krepšinio, futbolo, taip pat ir teniso čempionatų pasaulio turbūt labai domiesi, ne, Romanai? Mažiau. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie Daviso taurę, tai ta vieta, kur mažiau tikrai skiriu dėmesio, mes ir netransliuojame ir šiaip atsimenu tos laikus, kai žiūrėdavau ir, sakykime, vykdavo reikalai kokio Argentinoje ir sąlygos tokios, kur man tikrai būdavo gaila varžovų, ar kokiai Serbijoje, ar kur be pažiūrėsi, tai nepatinka man šita teniso atmaina, bet aišku, ši Daviso taurė buvo visai kitokia, skirta labiau gal Nadalio palydėtuvėms. Žinai, seniau būdavo taip, kad, prieš 15-20 metų, kai nebūdavo elektroninės tos linijų, kaip čia, stebėjimo sistemos, ne, kad... Vanago akies. Tai aišku, vietiniai serbai, jeigu teisėjaudavo Daviso taurė, tai ten, tu negali žaisti į liniją, tu negali, tu turi žaisti metrą nuo linijos, kad teisėjas nešauktų out. Aišku, bokštelio teisėjas laiką būna užsienietis, bet linijų teisėjai, tai aš pats esu teisėjas Davise. Tai labai gerai žinau. Ir kaip tai nervuoja priešininkus ir kaip tai užveda saviškius, ne? Bet šiais laikais jau viskas pasikeitė. Aš iš tikrųjų tai labai žiūrėjau Davisą, žiūrėjau visas kovas, žiūrėjau ir paskutinę Nadalio kovą. Kas, aišku, gaila, kad pralošė, aš manau, ispanai pralošė ir, aš negaliu teikti faktų, kad jie būtų laimėję visą Daviso taurę, bet kad iki finalo prieš italus būtų ėję, tai manau 100%. Žiūrint į Nadalį, judant į aikštelį, tai net truputėlį gaila buvo. Ir ką aš pastebėjau labiausiai Nadalio žaidime, jeigu tu prisimintum Nadalį prieš 10 metų. Kokiu žaidimo stiliumi įsivaizduoja Nadalį žaisdavo? Yra 4 žaidimo stiliai. Tai yra gynėjas, puolėjas, viso korto žaidėjas ir servų muoliai. Tai 4 žaidėjų stiliai. Kokiu žaidimo stiliumi žaisdavo Nadalis prieš 10 metų? Viso korto, jis buvo visur. Gynėjas, taip. Jis buvo gynėjas visiškas. Šitam mače Ispanijai jis buvo servų muoliai arba return muoliai, jis viską bėgo prie tinklo, nes jisai negalėjo sau leisti daugiau 3 smūgių taškų. Ta prasme, tokį žaidimą, kokį Nadalis žaidė, aš dar jo nebuvau matęs gyvenime. Bet aišku, tai buvo taktika dėl jo fizinio pasirinkimo, dėl skausmų turbūt taip. Tai aš tikiu, kad jeigu Bautista būtų žaidęs pirmą mačą, o antrą Karlosas, ispanai būtų nuėję iki finalo. Bet tai buvo turbūt tiesiog Ispanijos duoklė Rafai. Aš sakyčiau, dar žinai, dėl Nadalio dabar pastaruoju metu buvo taip, kad jam reikėdavo laiko įsibėgėti. Jam reikia daugiau mačų įsibėgėti, mačų čia daugiau neturi. Turi vieną mačą prieš Butiką. Pusmetį. O jam reikia tikrai įsitraukti į tą sportinę formą. Jis tikrai galėtų žaisti geriau, bet jau kažkas klausia maždaug, kokia čia tavo ta jau pagrindinė priežastis, kodėl tu baigi, sakė, atsakymas buvo, kad aš nejaučiu malonumo kasdien treniruodamasis. O taip, tik kasdien treniruodamasis aš galiu pasiekti tą lygį, su kuriuo galiu ten žaisti ATP ture, o tai realiai iš viso yra 300 turbūt dienų per metus, kai jis turi treniruotis su savo intensyvumu, apie kokį mes turbūt jau legendas pasakojam. Kalbant apie Nadalį, mačiau Instagram'e, yra toks Vokietijoje jaunuolis Rūta Deduraitė, Lietuvos tenisininkė bus, emigravus į Olandiją, į Vokietiją. Jo sūnus yra 16 metų, jis ten Europoje vos ne pirmas, gal net pirmas, aš tiksliai nepasakysiu, jau ATP taškus renka ir mačiau prieš 2 savaitės treniravosi su Nadaliu. Tai duok dievę, kad tas Dedura kažkaip tai priimtų Lietuvos pilietybę ir to mes turėsim 4 fantastiško lygio žaidėjus lietuvius.
Bet net jeigu nepriims, vis tiek mes seksime Tikrai įvykius ir stebėsime. Rūtos sūnų visada. O dėl ispanų kalbant, gal ir taip, iš tikrųjų jie užtaikė ant labai neparankios jiems Nyderlandų komandos, kuri turi ir 2 padarius visai vienetų žaidėjus, Butikas Vandezančaupas ir Taunas Grigsporas, abu normalų žaidėjai ir turi labai gerą dvejetą. Ir problema, kai vienas iš žaidėjų vienetų nepasirengęs, Alcarazas negali laimėti visko, o dvejetai jau Nyderlandai ten turi pranašumą. Ir vėlgi, kita vertus, turbūt, kalbant apie finalą, apie tą komandą, kuri laimėjo, turbūt klausimų nekyla. Ten yra Sineris, ten yra Beretini, kuris, jeigu sveikas, yra vis dar turbūt top 10 lygio žaidėjas. Komanda, kuri galėjo prasipriešinti, tai buvo Ispanija, bet be Nadalio. Be Nadalio, bet supranti, su Nadaliu... Aš labai irgi šitą laidą galvoju, apie tą Devisą galvoju, darysim laidą, bet tas Egiptas pasimaišė. Žiūrėk, žinai su Nadaliu kokia situacija. Aš manau, kad netgi truputėlį džiaugiasi ir kiti ispanai, kad jau pagaliau Rafa out, nes dabar situacija, kur nesužaidė Roberto Bautista Gutas, kuriam jau 36 ir kiek jis ten žais dar tam toj Deviso taurėje klausimas, vis dar neblogos sportinės formos būtų žaidęs. Nesužaidė. Olimpinės žaidynės. Rafai paskirta vieta, nors jis šiaip ir nepriklausytų jam ten žaisti. Ir tuo metu taip išėjo, kad 4 žaidėjai patenka ir nepatenka Pedro Martinėsas, kuris turėtų būti 4. Ir jis toks, o kodėl aš negaliu žaisti? Hebra, kartą per 4 metus olimpinės žaidynės, aš va čia pagal reitingą papuolau, jis mane leidžia žaižinai. Bet ten jo laimiai, visų laimiai kažkas traumavosi iš ispanų, aš dabar nepasakysiu, kažkas atsisakė ir tada Pedro Martinėsas automatiškai pateko į tą, žinai, olimpinę žaidynės, išvengė konflikto visi. Nes jis toks buvo vienintelis, kur, aš gerbiu Rafą, bet aš pas noriu pažaisti, kodėl aš pagal sportinį principą patenku, kodėl čia Nadalis apskritai atsirado. Tai visiems dabar turbūt ramiau, kad Rafa galiausiai su visais fanfarais užsidarė. Sakyčiau, gal pernai buvo laikas. Olimpinės žaidynės pasibaigė, Devis turė pasibaigė, viskas Rafai. Dar turbūt daug visokių bus atsiliepimų apie jį, jo pasilgs visi, bet laikas ateina. Turbūt, kai... Dabar su Federeriu galės golfą žais kartu. Šiaip, turbūt laiką leis kartu. Romanai, turim perėti prie labai rimtos žinios. Labai rimta žinia. Atspėk 2 kiečiausius pasaulio tenisininkus prieš ką aš esu žaidęs. Tu esi žaidęs prieš Džokovičių, esi sakęs. Taip. Ir esi prieš daug žaidęs. Minėjai čia visokių pavardžių prieš kurį laiką, bet... Dar vienas toks garsiausias. Garsiausias, kuris yra labai aukštas vaikinas, kuris labai dažnai labai daug sumuša kamuolį į žemę prieš paduodamas. Šitas vaikinas. Seras Andy Murray. Ar tu kada galėjai įsivaizduoti, kad Džokovičius treneris pataps Andy Murray'us? Aš daug ką galėčiau įsivaizduoti, bet šitą apskritai treniruojantį kažką Andy Murray'ų, aš galėčiau gal taip labai jau, jeigu priverstų mane pagalvoti apie tai, nes aš esu matęs, kaip jisai Sineriui prieš kokius 4 metus prieš Wimbledoną pasakojo, kaip tas kamuoliukas nuo žolės atšoka. Ir Sineris taip nuoširdžiai, žinai, apie ką tu man čia pasakoji, aš nieko nesuprantu. Tai iš tikrųjų, Seras Andy tikrai turi va čia daug dalykų, kuriuos gali papasakoti. Ir man atrodo, jie panašus kažkiek su Džoku ir draugai. Jie draugai yra nuo vaikystės. Mes kai būdom, nedaug ten tų turnyrų, gal, nežinau, 30 tose pačiose turnyruose žaidėm. Tai jie, žinok, visą laiką nuo paauglystės vis tiek draugeliai buvo. Dabar, kaip pavyzdžiui, ten Džokovičius labai retai ką prisileisdavo prie savęs, nesu daug kom draugai, serbas yra serbas. Aišku, su savo Balkanais visi draugai. Bet su Murėjom jie kažkaip vis laiką, aišku, jie buvo ir tuo laiku geriausias Europos tenisininkai. Ir kai būdavo, žinai, Federeris su Nadaliu, tai būdavo toks, konfliktavimas. O jie kažkaip nuo mažų dienų gerai sutarė ir aš manau, kad jie dabar jau eis toli ir aš manau, kad Andy Murray'us tikrai padės Novakui Džokovičiui laimėti dar vieną didžiąją kirčio turnyrą kitais metais. Žinai, vienu metu ten jie pasidarė tokie kaip ir ne visai draugai, nes tuo metu jie konkuravo smarkiai, buvo laikotarpis iki 16 metų, iki Marijaus traumos. Jie konkuravo nuo 14 metų. Jo, bet iki kažkurio metu jie ten maždaug patys kalbėjo, kad nebegalėjom draugauti kaip tikri draugai, kaip geri bičiuliai, apie tenisą pakalbėti gal ne, bet apie šeimą, kaip sekasi, kaip kas, taip. Bet jau kai Andy operavosi savo viską, visus klubus ir taip toliau, pasidarė Robocopų, tada jau jie vėl atsinu, tada jau aišku nebe konkurentas pasidarė, tada jau viskas, tada jau labai geri santykiai, vėl grįžo ta draugystė. Ir aš manau, kad bus tas žmogus, kuris supranti, ant kurio turbūt Džokas nerėks. Nes dabar sėdi žmonės, kur kažkas nepasiseka, žinai, Novakui ir jis atsisuka ir rėkia ant jų natūraliai.
jūs tokie, jūs man pasakėt stovėti toliau, arčiau, priimti ten, paduoti ten ir man, o ten sėdės Seras Andy ir tu neparėks ant jo, nes jis tikrai to pasakys teisingai, kaip reikia žaisti. Būtent taip, kaip... O jeigu parėksi, gausi atgal, man atrodo. Turbūt pažiūrės vienas į kitą, jo, bet iš tikrųjų ir jų žaidimo stilius kažkiek panašus, jie labai protingai žaidžia. Labai. Jie tos taškus už galinės linijos ten organizuoja, ten žaidžia nepatogiai varžovui, nepatogiai tos kamuoliukus jam gražina ir taip toliau. Kantrybės turi labai daug, abu be fantastiškai judų. Ir abu labai pikti, labai nori laimėti, nepavyksta. Taip. Mamba mentality. Aš net nežinau, kas iš jų daugiau keikėsi, tiesą pasakius, nes Seras Andy tai keikėsi daug. Ir įspėjimų gauna už tai labai mažai. Nes seras. Serų galima. Tai Romanai. Bus įdomu, bus labai įdomu. Žinau, kad toks turbūt vienas istorijų žymiausių teisėjų baigė karjerą. Papasako kažką apie tai daugiau. 2 istorijos iš karto vienoje vietoje, bet teisėjavo jis ir Daviso taurėjai, bet turbūt smagiausias jo palydėtuvės buvo, nes Daviso taurėjai viskas buvo Rafai skirta, o per finalinį turnyrą finale jis staiga atsirado Karlosas Bernardesas, Brazilas. Jam jau 60 plus metų, jis 40 metų teisėjauja. Ir buvo taip gana keista, aš ateinu komentuoti finalo ir žiūriu Bernardesas, kurio nebuvo per kitus mačus ir aš taip mintise, turbūt baigė karjerą. Ne šiaip savo, kodėl finalui visai kitas žmogus yra pakviestas. Ir iš tikrųjų, ta prasme, žaidėjai prieina, paklausė, čia paskutinis, jo paskutinis, dar Davis taurėje būsiu. Ir kai jau Sineris atsiminėjo savo ten trofėjus, visą kitą, ir jis norėčiau padėkoti Karlosui Bernardesui visų pirma, ir taip kameros pagavo, tam Brazilą tas šypsosi, bet žinai, tas vienu metu tu šypsais, o kitu, bet ir ašara bėga tokia, ir tu nieko negali padaryti. Iš tikrųjų, labai mažai apie tai turbūt kalbama, nes vis tiek tenisininkai yra svarbiausi žmonės, teisėjai yra vis tiek labiau aptarnaujantis kaip ir personalas, kad ir kaip skambėtų negražiai turbūt, bet tai yra vienas iš tų kultinių teisėjų, kur teisėjavo daugybę svarbiausių finalų. Šiais metais buvo ir klaidų jau jo darbe, gal daugiau negu norėtųsi. Tai va, Karlosui Bernardesui geros pensijos, bet buvo dar vienas juokingas epizodas, kai Medvedevas taip tarp visų Nadalių palinkėjimų staiga palinkėjo teisėjui Žaume Kampistoliui, palinkėjo jam geros pensijos. Ir maždaug, kad tarp mūsų buvo visko, bet maždaug viskas, linkiu tau geros pensijos, ten mėgaukis gyvenimu ir komentarai, taigi jis nebaigė dar karjeros. Ką tai turėtų reikšti? Nu, nežinau. Tai vat, vieną teisėją išvarėm pelnytai, kitą gal ne visai pelnytai. Kas čia Medvedevas išvarė? Jo. Ten tarp jų buvo situacija prieš porą metų, kai jis ten jį vadino maža kate, turėdamas omeny truputį kitus dalykus, nes teisėjas nedrįso skirti įspėjimą Cicipui už tai, kad jo tėvas ten po kiekvieno taško lojo, ką daryti graikiškai. Tai sakė, tu neturi, tu tiesiog nedrįsti ir tu esi maža katė. Tai paskui atsiprašė, tarp jų jokių nėra, bet kažkodėl jis nusprendė jam palinkėti geros pensijos. Tai tokie reikalai su teisėjais pas mus. Tai Romanai, ar tu žinai, kad dabar lygiai 2 valandą pradėjo istorinė dvikova, prasidėjo tarp 2 lietuvių. Edo Butvilo ir Viliaus Gaubo. Labai noriu pažiūrėti rezultatą. Dar kol kas nieko nėra, nes mačas prieš tai užsitęsė. Supratau. Ten 3 setai, vadinasi, jie pradės pakalbėkim gal ir apie lietuvius. Truputėlį vėliau pradės. Kalbėjau ir su Richardo treneriu, kalbėjau su visais lietuviais. Tai Richardas dar truputį gydosi traumą, kamuoja jį tos nugaros skausmai. Bet jis pasiruošęs kitą sezoną dar kovoti ir bandys grįžti, neaišku, kiek aukštai, bet pasiruošęs kovoti ir dirbti toliau. Aš rekomenduoju paskaityti su jo interviu, ne taip seniai buvo, prieš gal mažiau negu savaitę, lietuviškai, pasigūglinkit, tikrai išmes. Visai įdomus interviu, nelabai ilgas, bet apie planus artimiausius. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jis dar tęsia karjerą, tikrai jis dar nėra senas. Faktas. Gali žaisti porą metų. Tai Edo Butvilo planai tokie, kad jisai dabar su Vilium žaidžia tą patį challengerį kartu. Tada vyks pasirašymas ir abu greičiausiai keliaus į Australian Open kvalifikaciją. Jeigu pateks, Vilius, manau, pateks tikrai. Kvalifikacija vyksta čia, Europoje, į kvalifikaciją, atranka į kvalifikaciją. Ne, jisai kvalifikacija tiesiog nepatenka Australijoje. Okei. Taip, dabar normalus. Jeigu patenka į kvalifikaciją, važiuoja. Taip, jeigu patenka, nes įsivaizduok, pagrindai yra 128 žaidėjai, ne? Vilius kelinas dabar ten 180 kažkur.
O kvalifikacija, man atrodo, 64 yra. Bijau prisimeluoti, bet man taip atrodo. Tai Vilius automatiškai patenka, o dėl Edo, Edas, manau, irgi turi labai didelius šansus. Jeigu Edas nepatenka į kvalifikaciją, jis važiuoja į 2 challengerius - Ispaniją ir Portugaliją. Vakar kalbėjau su Edu tėveliu, tai tikrai visi patenkinti ir sponsoriai patenkinti, remkit mūsų jaunuolius visi, negailėkit pinigėlių, net taip kaip mano laikais, žinai, buvo, kai už 1000 litų, čia su vienos įmonės maikutė, užrašo ant maikutės turėjau lošti metus laiko, kada atidirbti. Tai užteko iki Lenkijos, dabar žiūrėti vienam turnyrui. 2000 metais sponsorius suras buvo, patikėk, labai sunku. Šiais laikais žmonės žymiai turtingesni ir aš manau, galit padėti mūsų sportininkai žymiai labiau. Tai va, tai Edas įgyvendino visus savo planus, ką jis planavo. Jo planas buvo šiemet patekti 250 ATP, tai jis puikiai padarė. Nu, ne puikiai, per vieną vietą po kol kas. Bet tai yra įspūdinga. Tai yra įspūdinga, ką mūsų jaunuoliai išdarinėja. Ir sakau, ateina dar jauna karta. Mačiau Vilius Vaškys, toks yra Vilniaus teniso akademijoje treniruojasi. Žais Orange Bowl'e pasaulio čempionatį 14 ar 16 metų. Po to Rūtas Deduraitis sūnus. Nu, aš manau, teniso ateitis laukia šviesi. Po metų, kur tu matai Vilių ir Edą? Nematau. Matai, čia spėt ar kažkas, nu yra... Spėk, mūsų darbas yra paspėlioti kažką. Jeigu bus sveiki, jeigu viskas gerai. Gerai, Vilių matau top 100, Eda 105. Čia neblogai visai. Tai ką aš tau sakiau, mes turim gražią ateitį. Sumažės podcast'o apie krepšinį, padaugės apie tenisą. Tai va. Tik už. Kad mes jau kalbame apie Lietuvos sportininkus, tai pakalbėkime apie apskritai, apie ATP žaidėjus, kurie sužaidė gerą sezoną, kurie sužaidė prastą sezoną arba, kaip labiau sakyčiau, gal nuvylė ir tie, kuriems galbūt kitas sezonas bus toks, kaip sakyti, duodai arba parodyti gerą rezultatą arba kažkur tarp vidutiniokų maišytis toliau. Tai pradėkime galbūt nuo to pirmo sąrašo. Tai gal iš pradžio pasidžiaugime, kad tikrai gerą sezoną turėjo lietuviai. Turėjo gerą sezoną. O dabar apie užsienį. Taip. Tai aš pasižymėjau tokius žaidėjus, jeigu tau kažkas kažkur, tai gali mane spirti arba sustabdyti. Aš pasižymėjau, aišku, Janiką Sinerį. Turbūt klausimų nėra. Pasižymėjau Karlos Alcarazą, nors sezonas banguotas, bet jis vis tiek yra geras, 2 didžiojo kirčio turnyrai ir kitaip įvertinti sezoną neišeina. Zverevas, 60 plus pergalių, beveik 70. Tai Euras Fritzas žaidė finalėme turnyre ir US Open. Atsiprašau, bet Fritzas šiais metais su kiekvienu mėnesiu jo kreivė augo ir dabar aš Fritzą realiai matau antrų numerių reitingę. Šiuo metu jis yra 4. Jis 4, bet man jo lygis dabar yra kaip antro žaidėjo. Ta prasme, nu jis įspūdingai. Aš kol kas jį kaip tik matau tokiu 3,5, nes ten vis dėlto Alcarazas klausimas, ar jis antras, ar Zverevas antras. Zverevas žaidžia puikų sezoną, žaidė. Ir turbūt geresnio net ir nėra žaidęs, Saša, pagal savo teniso lygį, mano tokia nuomonė, pažiūrėsim kaip kitais metais, bet po traumos, prieš Nadalį beje, sugrįžo įspūdingai Zverevas. Bet Fritzą labai smagu ten matyti, jis tikrai dabar tikras elitinis žaidėjas. Iš kitų 10 žaidėjų, tai Aleksas de Minauras pateko į 8 finalinę, tai žmogus su, sakykime taip, įprastų kūno sudėjimu galbūt, bet didesnių greičių galbūt negu įprasta tenise, neturėdamas kažkokių įspūdingų smūgių, nei iš kairės, nei iš dešinės, nežinau, tiesiog toks galbūt su vidutiniu rinkiniu visų sugebėjimų sugebėjo patekti į pirmąjį 10, į 8 finalinį tarsme. Gerai, trumpai tave pertrauksiu. Šitas nebuvo plane. Spėjom kitų metų 4 Grand Slamų nugalėtojus. Tiesiog, va taip, mane nukirto vidury. Australija, Janikas Sineris. Djokovic'as. Gerai. Roland Garros. Nieko aš to naujo nepasakysiu. Nors gal ir pasakysiu. Aš norėčiau pasakyti... nepasakysiu. Alcarazas. Sineris. Wimbledonas. Djokovic'as. O aš manau, kad čia iš viso mes turėsim kažkokią staigmeną. Kažkas iš jaunuolių, kur tas bahuriukas, kur 19 metų, prancūzas ar koks, kur dabar kai... Prancūzą nori aukšto prancūzo? Taip. Taip, čia Perikaro to nori. 19 metų.
nežinau, kiek metų, bet jis didelis. O koks tu man sakė, kad 203. 19 metų, kai jam... Arturas Fisas ar Peči Perikaras, kurį tu nori? Tu nori gerai paduodančio žmogaus, turbūt, Vimbldone. Tai turbūt bus Giovanni Peči Perikaras, apie kurį mes dar pašnekėsim. Taip, jisai ir laimės. 2,3 m. Statau. Ok, ką statai? Man tik įdomu. Ar tau gaila to daikto? Garbės žodžio tau tikrai negaila. Gerai, ir US Openas. Ir jos Openas, neturiu kito pasirinkimo, kaip tik pasikartot, Janikas Sineris. Fritzas. Kitais metais Alcarazas. Nieko neduodė. Arrivederci. Gerai, tai reikės šitus visus dalykus susižymėti ir pažiūrėti, kas čia pas mus. Pažiūrėsim, pas ką čia tiesos daugiau. Iš gerų dar žaidėjų, grįžtant prie mūsų reikalų, aš dar paminėsiu greitai Grigorą Dimitrovą, kuris tikrai gerą sezoną turėjo, buvo per žingsnį nuo finalinio turnyro. Ir toliau tokie žmonės, kurie galbūt kitais metais bus 10-tuke. Tommy Paulas, amerikietis. Ugo Umberas, prancūzas, kuris išprotėjo Paryžiuje, visiškai ten su išprotėjusiam akim bėgiojo ir finale jau nebeužteko energijos. Džekas Draperis, kuris yra neįtikėtinę proveržį padarė žaidėjas, sakyčiau, top 10 potencialas, bet gal dar ne kitais metais, gal dar top 15. Žinai, dėl ko aš tą pasirinkau berniuką, kaip vardas Vimbldone, primink man. Peči Perikaras. Peči Perikaras. Čia yra, visiems yra užduotis namie išmokti Giovanni Peči Perikaras. Mano mėgstamiausias žaidėjas yra Goranas Ivanisevičius. Jis tai padarė vieną kartą, turėdamas wildcardą, būdamas labai aukštas, turėdamas geriausią servą, laimėjo Vimbldone. Bet jis žaidė. Aš tikiu, kad 30 metų gali pasikartoti. Gerai. Netikiu. Gerai, bet tada yra Aleksejus Popyrinas, kuris laimėjo Kanados Masters. Tiesiog ėmė žmogus ir laimėjo. Galbūt ne gatve eidamas užėjo, bet iš tikrųjų buvo toks top 60 žaidėjas ir staiga bum, ima ir laimė Masters turnyrą. Ir jo tautietis, australas Jordanas Thompsonas, top 100 žaidėjas, mano požiūrį, top 90, dabar yra 26. Ir iš kur visą tai atsirado, kai žmogui yra 30 metų, tursime per vienerius metus viskas smarkiai pasikeitė, staiga žmogus pagerino visus savo rodiklius, pagerino fizinę formą labai smarkiai, traukia kamuolius už galinės linijos, kaip išprotėjęs, prie visų kamuolių suspėjo. Iškart matosi, kad kažkas įvyko, netikėtinas proveržis, bus įdomu kitais metais pažiūrėti. Alejandro Tabilo žaidė pusfinale Romoje, įveikė Džokovičių, ten Džokovičiui prieš tai nukrito ant galvos vieno iš gerbėjų gertuvę. Ten buvo nesąmonė, ten pasirašinėja, padavė ten kažkokį daiktą pasirašyti ir jam iš kuprinės Džokovų ant galvos, bum, gertuvė. Ir kitą mačą jis negalėjo žaisti, žaidė blogai. Ir tikrai dėl gertuvės. Aš nežinau, jinai geležinė ir jinai gerai jam dėjo. Ai, ne? Jinai gerai dėjo, ten buvo guzas kaip reikalas. Jis kitą dieną atėjęs spaudos konferenciją su šalmu. Toks, jokutis buvo, bet sakė, truputėlį mėtė per treniruotes. Pasižymėjau dar tavo draugą Peči Perikarą ir tu pats prirašei į sąrašą savo draugą Mariną Čiličių, kuris grįžo po traumos, aš maniau, kad gal jau ir... Marinas Čiličius yra žaidęs ne kartą Šiauliuose. Tik dėl to jis laimėjo turnyrą šiais metais. Tik dėl to, nes Šiaulių oras yra išskirtinis. Tai va, o iš nuvilusių sąrašo labai trumpai... Kad spėsiu, Rubliov, Medvedev... Poro tikrai. Tai nebuvo tikrai tragiškas sezonas jų, jie pateko į finalinį turnyrą, bet žaidė prastokai, mano požiūrį, nelaimėjo turnyrų Medvedevas, jo, tai šitie du yra, Holgeris Rūnė, kurį aš matau 10-tuke, kuris keitė vėl komandas. O aš manau, pas jį yra viskas vačiavo, viskas galvoje. Tai keitė treneriai, keitė vieną, kitą, trečią ir galiausiai grįžo prie savo to pirmo trenerio Dano, Larso Kristensono ir atrodo dabar viskas gerai ir mama sėdė kažkur atskirai ir nebešneka. O šitas yra, kaip sakyti, setapą padaryti. Tas turi sėdėti ten, tas ten, o tas užsiima tuo, ką turi užsiimti. Tai galbūt kitais metais grįžys tą 10-tuką, nes iš tikrųjų talento tai ten per akis. Vežimų vežka. Ir ponas Cicipas daro veiksmus, pasodina tėtį į šoną, paėmė kitus trenerius, aš dabar net nežinau tiksliai, kas jie tokie jo komandoje, bet pagaliau jis atrodo gerai jaučiasi. Nes jam sakė, kad... Su draugė susitaikė Romanai. Su draugė susitaukė, nežinau, ar tas kol kas rezultatus nesispindi. Draugė šiaip irgi visai... Bet į tualetą mažiau vaikšto. Į tualetą vaikšto, dabar jau legalu, tai gali vaikščioti kur nori. Ir dar tokį sąrašėlį turiu žmonių, kuriems kitas sezonas bus toksai arba ten. Nebegali jie sustoti ten, kur yra, atrodo, arba jeigu sustos kris žemyn, arba kils aukštyn pagal dabar situaciją esančią. Tai aš pasižymėjau Francisą Tiafo, kuris šiais metais gavo daug heito, kalbėdamas, kad
pralaiminėjo visiems klaunams. Tai yra tie patys bičiuliai, su kuriais jis matosi kiekvieną savaitę, tai jis kai kuriuos iš jų pavadino netiesiogiai klaunais, nelabai gražu. Bet iš tikrųjų jo lygis yra, sakyčiau, top gal 12, 13, jis dabar 18 ir klausimas, ir ten sugrįš, iš tikrųjų talento daug, gal abie šiais metais jis už daug žodžių iš F raidės gavo kažkokį kosminę ten baudą, už kiekvieną žodį iš F raidės $10,000, jis pasakė pakankamai daug, ten buvo kažkas jam netiko, sakykim taip, teisėjimas. Užrašiau dar vieną amerikietį, Sebastianą Kordą, kuris yra buvęs ne Šiauliuose, bet Vilniuje, kuris yra super talentingas, bet vis kažkur traumuotas ir vis neparodo savo geriausią žaidimą svarbiausiamis akimirkomis. Lorenzo Muzetti, mano požiūriu, jam labai svarbus sezonas, super elegantiškas, turbūt vienas elegantiškiausių tūro žaidėjų, bet trūksta fiziškumo truputėlį, trūksta pykčio, daug dalykų. Tai iš jo aš laukiu arba proveržio, arba jis eis kažkur turbūt žemyn. Ir pasižymėjau dar tokius veikėjus kaip Cameronas Nori, Britas, kuris dar prieš 3 metų buvo 10-tuke, prieš 2,5 metų buvo 10-tuke, dabar 65. Visiškai viskas subirėjo, vienu metu jis susipirko gerą komandą, turėjo fizinę... Žinai, kaip mėgėjai susipirka, aprangas naujas raketės. Tai jis turėjo trenerį. Jisai naują komandą susipirko. Pasėmė fizioterapeutą, pasėmė fizinio rengimo trenerį, pasėmė dar kažką. Žodžiu, tikrai investavo pinigus, kuriuos uždirbo. Jis buvo Wimbledone pusfinalyje, tapo žinomas Anglijoje, visą kitą. Žodžiu, bet dabar yra krizė žanro ir klausimas, ar jis grįš į top 20-30, ar jau viskas su juo. Ir pažymėjau 2 kanadiečius. Feliksas Ožėlėsimas ir Denisas Šapovalovas. Feliksas buvo 10-tuke, dabar yra kažkur 20. Vieni kažkada buvo prognozuojami perspektyviausių pasaulio tenisininkų. Visiems... Labai anksti pradėjo, 17 metų jie ten jau skynė pergalės, bet Feliksui yra problema su sveikata. Šapo problema buvo su komanda. Sveikata, komanda, viskas kartu, grįžta, jis dabar laimėjo turnyrą. Grįžta į top 60 ir aš labai noriu jo proveržio, patinka man labai, kaip jis žaidžia, agresyvus žaidėjas, truputėlį trūksta gal taktinio pasirengimo, nes all-in paduoda, lūpa, arti linijų ir taip toliau, bet šitą taktiką ją reikia koreguoti, norint siekti aukščiausių pergalių. Gerai, Romanai. Labai malonu už tavo visas įžvalgas, pastebėjimus, šaunuolis, matau, namų darbus pasidaręs, girdi. Namų darbus pasidariau ir aš vakar Instagram'e paklausiau savo sekėjų. Kaip sakiau, tu prie teliko dirbi iš Instagram'e. Taip uždaviau klausimų sekėjam, ką jie norėtų paklausti laidoje, ar apie ką padiskutuotumėm. Tai pirmas tavo klausimas, Romanai. Kaip pradėti komentuoti tenisą? Domėtis tenisu ir kalbėti lietuviškai. Du dalykai reikalingi, realiai viskas, daugiau nėra jokių reikalavimų. Gerai. Ar nemanot, kad trūks romantikos, kai nebeliks linijų teisėjų? Aš tai labai noriu, kad jų neliktų, nes matau kartais viena klaidelė ir sportininkas tiesiog pašėlsta. Jis išeina iš proto lygioje vietoje, kur šiemet buvo diskvalifikuotas Rubliovas, kur ėjo link linijos teisėjo, kur buvo akivaizdžiai šiaip klaida. Nežinau, tiek į užribį. Aš sakyčiau, kur nėra jokių galimybių supykti ant kažkokių išorinių veiksnių, man tinka. Per linijos teisėją Djokovic'us nelaimėjo 4 Grand Slamų per 1 metus. Prisimeni, kaip iš kamuoliuko pataikytą moterį? Čia aš negaliu jo pateisinti. Nepateisinti, bet jeigu būtų nauja sistema, žinai. Šiaip tai, man tai labai žavu linijos teisėjai, kadangi aš senosios kartos tenisininkas, mes užaugę su tuo. Bet aš suprantu, kad viskas eina į priekį, kaip žinai, ir visos technologijos. Tai tiesiog taip yra, viskas eina į priekį. Ar Zverevoje svarbiausiuose mačuose trūksta agresyvumo? Aš nežinau dėl agresyvumo, bet aš manau, kad tikrai, kai yra svarbiausi momentai, jis tikrai turi tą papildomą spaudimą, tą įtampą, nežinau, jam neleidžia gerai paduoti tuo metu. Kažkokia panika atsiranda jo žaidime. Tikrai. Tai, bet... Šiemet to buvo mažiau, aš sakyčiau. Jeigu kažko ir tikėtis iš Zverevo kitais metais, tai būtent šitoje srityje galbūt kažkokie pagerėjimo. Gerai, Romanai, ką tu manai? Ačiū tau. Ką tu manai apie Zverevą? Aš nieko nemanau. Nieko nemanai? Nieko nemanau. Gerai. Ką manote apie Kirgijos pasiūlymus dėl tenisų naujovių? Tik nežinau, kokias čia jis naujovės pasiūlė.
Nežinau, man atrodo, kad ir ką jis pasiūlytų, bet kadangi mes kalbame apie... apie legendą. Ne tokį stabilų žaidėją visom prasmėm, nežinau, aš juo nepasitikėčiau. Tai ryte kitą kartą pasakyk, kokie parašyk kitai laidai, kokias naujoves jis pasiūlė. Jo idėjom aš nepritariu, net negirdėjęs jų. Jo idėjos panašios kaip Masko, atrodo neįmanomas, bet... Aš iš tikrųjų norėčiau, kad jis grįžtų žaisti, nes žaisti jam sekasi tikrai geriau negu kalbėti apie žaidimą. Nes jis pernai komentavo Wimbledoną kaip ekspertas. Ir Australian Open irgi, man atrodo. Galbūt, bet aš tiesiog ten mažiau šiek tiek klausiausi, nes Wimbledone būdavo arba Timas Henmanas, arba Nikas Kyrgiosas. Turiu pasakyti, kad yra tarp didžiulis skirtumas. Ir aš mieliau klausydavau mieliau Timo Henmano pastebėjimo apie tenisą. Žinai, visur yra blogiukų, visur reikia blogiukų. Smagu žiūrėti iš tikrųjų, kaip jis žaidžia. Labai. Paskutinis klausimas, ta proga, Gaubas ar Edas, kas ką? Nu va, kaip tik 2 valandą žaidžia, spėk, kas laimės. Kadangi žaidžia ant grunto. Viduj, nežinau, ar tas... Šiaip tas truputėlį turbūt lygina santykį. Aš nežinau, aš sakyčiau Vilius šiandien, bet... Aš, žinai, nenoriu pasakyti vieną, po to kitą, po to, žinai, kitas nebetrašys man, žinai. Ne, čia tu sakyk dabar kitą ir viskas. Sakyk Edas ir mes tiesiog... Aš sakau tada Edas, tu sakyk Vilius, aš Edas. Okay, jo, kad nesusipyktum, bet šiaip palaikoma buvo. O iš ko šitas varžybos dabar vyksta? Iš kažko valgomo? Nežinau, su Ryčiu čia reiks jau. Ne, tai mes dabar pasisakėm. Tai iš teisybės. Kaip neįdomu. Nu, žinai, Romanai, aš senas, nu ką tu galvoji. Romanai, ATP paskelbė nominantus įvairius. Tai gal ir bent savo nuomonę išreikškim, kas patobulėjo daugiausiai, kas gražiausiai rengtis pradėjo, kas ten... Gražiausia tai tu? Ačiū, Romanai, ačiū. Bet mes kalbam ne apie Lietuvą. Ne apie Lietuvą, gerai. Tai metų sugrįžimas, 3 pavardės tame sąraše, galima šiaip... Galite ir savo pavardę šiaip pasiūlyti komentaruose. Šiaip žiūrovai mintyse, pagalvokit, arba komentaruose atsakykit, kas ten gražiausias, kas gražiausias. Visus mes kriterijus dabar apžvelgsim. Ir komentaruose pakomentuokit, jeigu galit, būtų labai labai smagu. Tai o jeigu nenorit komentuoti, tai bent galvoj pasigalvokit, kuris jūsų variantas mieliausias. Metų sugrįžimas arba Mateo Beretinį, arba Marinas Čiličius, arba Kei Nishikori. Kas įdomu, kad Čiličius su Nishikori finale žaidė US Open prieš lygiai 10 metų. Tai ir abu jie vis dar gyvi, nu, sąlyginai fiziškai gyvi, bet teniso prasme čia jau klausimas. Tai ką tu čia norėtum išskirti? Aš Marinas Čiličius. Aš bijau pameluoti, bet Marino Čiličiaus koja yra dydžio, nu reiktų pasigūglinti, nu ten lastas. Aš atsimenu, mes kaip paaugliai būdavom, nu ten jau būdavom, nu, kokia 50 išmera. Tai yra, jeigu jis pameta batus, netiks niekam. Tai ir niekam netiks, ir neturės su ko žaisti žmogus tiesiog. Ir niekur nenusipirks. Taip, tai geriau su savimi vežiotis. Taip. Aš norėčiau Mateo Beretinį, vis dėlto Mateo šiais metais ir grįžo, ir žaidė gerai. Ir jeigu bus sveikas, čia tas jeigu yra labai svarbus yra dalykas, jeigu bus sveikas, aš matau jį kitais metais top 20. Nu, vis tiek monstriškas padavimas, monstriškas smūgis iš dešinės, nežinau, kaip tokiam dideliam žmogui tie hand skills, rankos veikia, viskas kartais atrodo, kad tuoj tave užmušo, jis ten tam patrumpina. Žodžiu, aš labai mėgstu Mateo ir aš labai norėčiau. O Kei Nishikori, jis aišku, stengiasi grįžti, bet tai nėra toks sugrįžimas, kur jis... Man Kei Nishikoris nėra toks charizmatiškas žaidėjas, kad aš labai džiaugčiausi, kad jis čia taip suprastų. Jam šiaip sunku, iš tikrųjų, jeigu jis grįžtų tikrai su gerais rezultatais, aš tikrai būčiau pats pirmas, kuris džiaugčiausi juo, bet labai sunku jam. Ir nėra aukštas, 1,78 m, supranti, Čiličiui šiaip grįžti lengviau. Jis toks gerėtis, žinai, o man blogiukai patinka. Blogiukai tau patinka. Man blogiukai, aš pats kai gerėtis. Čiličius yra blogas, visų pirma, jis turi savo ten visokias labdaras. Aš žinau nuo 14 metų, tu man nepasakoji. Gerai. Metų pažanga. Džekas Draperis, Tomašas Machačas, Giovanni Pečipirikaras ir Alejandro Tabilo. Aš žinau, kad tu rinksies, man nereikia. Pečikaras. Gerai, tai užduotis visiems kitam kartui. Giovanni Pečipirikaras. Išmokti. Čia kaip greita kalbė. Taip. Žodžiu. Žinai, aš žiūriu ir kitų podcastų laidas, ypatingai apie krepšinį. Aš visas krepšinio podcastų laidas žiūriu, labai domiuosi visais sportus. Ir futbolą, ir formulės. Tai man jokingiausia, kaip Linas Kleiza, bando kartais ištart kitas pavardės. Dabar jis turės jaučiuosi, dabar Linukai, aš tave labai suprantu. Gerai, aš renkuosi Džeką Draperį vien todėl, kad nenoriu kartotis. Draperis turėjo puikų sezoną. Aš sakyčiau, kad gal tai netraukė metų pažangą, nes yra tas žmogus, kuriam visi prognozuoja arba didžiojo kirčio turnyrą kažkada, arba 10-tuką, nu jau subrendęs žaidėjas.
kairė rankis, žiaurus padavimas, įspūdingai žaidžia už galinės linijos, iš esmės jau laikas pergalėms, ta prasme, kaip ir prognozuojamas dalykas, tai nėra tas, kad nustebina kažkas, bet mato pažanga, kaip ir tinka. Metų naujokas, čia du tik tais variantai pasiūlyti ATP turą, tai yra žaidėjai iki 21 metų, kurie pateko į top 100, vadinasi, sąrašas yra labai baigtinis ir čia yra Jakubas Menčikas, kurį tu labai mėgsti, ir kinas Jerry Shangas. Tai Menčikas, aš, kaip sakant, savo kelio laikausi, tai Menčikas. Man irgi žinau, kad ir kaip aš norėčiau pasiūlyti kažką kitą, Jerry Shangui dar truputėlį anksti, jis tikrai geras žaidėjas, įdomus žaidėjas, iš tikrųjų toks neturintis kažkokių gabaritų, bet labai įdomiai žaidžiantis už galinės linijos. O Menčikas, monstras, auga monstras, iš tikrųjų aukštas, greitas, kaip ir šiais laikais didžioji dalis tų proveržį darančių žaidėjų. O kuris geresnis? Perikaras ar Menčikas? Perikaras, Menčikas dar jaunas, 19 metų. Supratau. Ir metras kiek, 90 ar 1,23 cm, o ten 2,03 ir pareina abu pirmi padavimai į tave. Ai, čia kur sakė, aš biškis silpnesnį nepaduosiu. Paduosiu 2,10 jo ten. Ne 2,30, o 2,10 paduosiu silpnesnį. Taip. Ir dar viena nominacija, Stefano Edbergo, legendinio švedo Fair Play nominacija, Kasparas Rudas, Karosas Alcarazas, Grigoris Dimitrovas ir Dominikas Timas. Visi iš esmės žmonės, kuriem būtų galima spausti ranką ir duoti apdovanojimą tiesiog, bet tu turi aš savo... Aš kaip sakau, mėgstu irgi visus blogiukus, tai blogiausias iš šitų geriečių yra Grigoras. Turbūt nemylėti Grigoro yra neįmanoma ir jis visą laiką bus paslaugus, visą laiką praleis. Pasirašys, visą laiką su pagarba, jeigu kažkas atsiks priešininkų, pribėgs pats pirmas paklaus, man Grigoras yra visiškas tenisininko pavyzdys. Kadangi tu nuvagiai mano, kaip ir turbūt tą žemiausiai kabantį obuolį, aš paimsiu kitą, tai čia bus Kasparas Rudas, skandinaviškai labai santūrus, blogai sekasi, gerai sekasi, mažas pralaimėtas, šypsena tą pačią sekundę, eina sveikina žmogų. Tu žaidėjai geriau, aš žaidžiau blogiau, viskas, ta prasme, toks labai, labai gerai išauklėtas žmogus. Kartais ten būna papyksta, bet, žinai, visus kartais išveda iš pusiausvyros kažkokie prasti. Rafas nesumatęs, kad išvestų. Pasigūglinsi ir rasi. Iš tikrųjų, bet rakečių tikrai nedaužė. Ir ką, turime metų trenerį, tai bus arba Xavieras Malisas, Popurino treneris, laimėjo Masters turnyrą kartu, Emanuelis Plankas, tavo meilės Perikaro treneris, Michaelas Russellas Tayloro Fritzo treneris, Bredas Steinas Tommy Polo treneris, 2 amerikiečiai išėlės ir Jamesas Trotmanas Jacko Draperio treneris. Tai yra iš ko rinktis iš tikrųjų. Tikrai yra ir aš manau labai daug gerų turi yra trenerių ir naujų trenerių ir senų trenerių. Jie kažkaip pernėjo iš vieno žaidėjo pas kitą, ne? Bet kuris iš šitų trenerių visą laiką, nuo kokį 18 metų, gal turi statistiką pasidaręs, su tuo pačiu žaidėjui dirba? Žinok, dažniausiai mes tada žiūrime į Italijos tenisininko pusę, bet ir ten keičiasi situacija. Jeigu jie mato, kad neina, Sineris pakeitė visus, Bertinį pakeitė trenerį, Lorenzo Sonego nuo 11 metų dirbo su tuo pačiu treneriu, gal 15 metų. Ir vis tiek, galiausiai jau pajuto, kad reikia laikas keisti trenerį, nes tiesiog nebeina į priekį. Bet iš šitų visų vaikinų, aš sakyčiau, ką? Taylor Fritzas ir Tommy Polas, tarsi, du žmonės. Žiūrėk, žinai, aš labai daug trenerių kursų pravažiavęs, daug metų tai darau, dabar gal jau truputėlį mažiau, daugiau labai su vaikais visai nebedirbu, seniau kokį 10 metų atidavau vaikam. Tai kursuose rekomenduoja mėgėjam, aš nežinau, ar tiksliai vaikam irgi, trenerių keisti kas 3 metus mėgėjam. Nes mėgėjam, ne profesionaliam žaidėjam, ne vaikam, bet mėgėjam kas 3 metus. Nes tu jau per daug susibendrauji, per daug patampi kaip draugas ir tiesiog nebegirdi to trenerio. Ne? Tai šiaip pagal statistiškai, pagal visus kursus rekomenduojame trenerių keisti kas 3 metus. Tai čia reikėtų turbūt Cameron Norrie atsižvelgti, kuris su savo bičiuliu ten, kur kartu univerė žaidė, važinėjo jau turbūt kokius 8 metus kartu. Tiesiog draugai. Ir turbūt ten jau kažkoks yra sąstingis, bet nežinau, čia aišku reikia būti ten viduje ir labai dažnai klausia vieni apie kitus ir tada iš karto atsakymas aš tikrai nežinau, nes aš nesu ten viduje. Tai aš sutinku su Michaelu Russellu, kuris vienas iš tų trenerių, kur nieko tau nepadės mačo metu, nes viskas aptarta turbūt būna prieš.
jokių emocijų, jūrų pėstininkas sėdi ir kartais tau paploja 2 rankytėm, o daugiau nieko nepadeda, bet puikus darbas yra daromas už aikštės ribų ir šioje vietoje mes irgi sutarėm. Romanai, aš manau, kartais geriau nepadėti, negu maišyti, žinai. Būna tokių trenerių, kur, žinai, aišku, jau žmonės susidirba ir jaučia, kas kaip, bet kartais ir pratrūksta. Aš atsimenu, čia vėl istorija iš mano praeities, aš atsimenu, lašiau turnyre ir mano tėvas, kaip Frico treneris, akmeninis, sėdėdavo visą laiką, žiūrėdavo, nei žodžio, nepratardavo toliau. Ir vieną mačą man žiauriai nesisekė. Taip nesisekė, visiškai viską pralašinėjo ir jisai iš tribūnų. Ar pradėsi žaisti? Aš atsisukau raketę, numečiau jam į tas tribūnas, sakau, eik pats žaisk. Ta gaida gal ir uždarkim laidą. Tai ką, draugai, komentuokit po laidą, rašykit mums klausimus, pasidarykit savo nominantų 4 ar 5, kiek mes ten išvardinom, subscribinkit kanalą, spauskit laiką, pafollowkit Romaną Instagram'e, paskui followkit mane Instagram'e, Simas Kučas. Geriausias klausimas gaus prizą. Geriausias klausimas gaus prizą tiesiogiai iš Romano. Romanai, ką kitai savaitę įsteigsi? Kažką sugalvosim. Šaunuolis. Tai ačiū jums, iki kitos savaitės. Iki Simai.